Sveiki visi, šiandien atvažiavom prie tvenkinuko, čia tokia visiškai neaišku, nei kas, ne ant ko, ne kaip, bet visai tai gražus, tai parodysiu va. Toks va krantas, smėlis, tai bandysiu ant dugninių. Aš čia žiemą vieną kartą buvau, pagavau ešerių buvau pagavęs, bet kažkas nuėjo rimta, bet taip tai nieko visiškai nežinau, jokios informacijos. Čia šalia vienas žvejys žvejoja ant dugninių, tai bandysime mes ant topkučių, ant boiliukų tokių. Flat šėryklėlė ir žiūrėsim, to į pašarą maišom. Va, vietelę tokią paruošėm savo. Kėdutės, kolega su manim šiandien. Ir bandysim kažką pagauti. Įdomu visai. Įdomu. Visai nemažas toks va tvenkinys. Op. Varom ruoštis, ryšių sistemėlių ir jauką ir šersim. Pašarui naudosiu tokį va šviesų jauką, bet panašus va su dugnu. Man atrodo panašus su dugnu. Kukurūzą įdėjau ir va tokių va dar kukurūzinių granulį irgi. Labai gerai ant dugno ištirpsta. Toj sumaišysiu jaukelį. Kvapas visai man patinka kvapas, tikrai. Vasara dabar Liepos mėnesis, tai naudoju vis tiek šviesų jauką. Tvenkiniuose, ežeruose galima bandyti jau rudenį, gal vėliau tamsesnį arba pavasarį ankstyvą. Dabar vasarą tai galima. Gyvų kažkaip net neėmiau, neturim. Ant boiliukų viską bandysim, kažkaip vasarą norisi labiau ant boiliukų bandyti. O jau kai šalčiau pasidaro, tada sleikiukai, dzikiukai. Atrodo, kad vasarą galima bandyti. O, koks gražus. Kaip kvapas, važiuok. Patinka? Geras bus. Sistemėlė paprasta pas mane va, kai visą laiką. Tokia šėryklėlė, apačioj trumpas, 3-4 comai pavadėlis ir iš šono va toks. Iš šono, sakyčiau, idealiai, va, kad kristų ant šėryklos. Apatinis irgi gerai labai. Tik va čia surišau nelabai tokį, bet nieko, reik mažiuką tokį. Neišeina man gražiai surišta, va, idealiai. Boiliuką dėsiu, čia va tokį bandysiu. 8 mm, čia irgi 8. Tokius atspalvos mažiukus. Ir reikia dar mažesnių, bet neturiu. Ir viskas, toj bandysiu mesti. Na, vieną meškerę paėmiau. Padariau, ta prasme, klipsą. Aš klipsavau, darom pirmą metimą. Nu, ką sakyk, delniuk? Tatsukai. Nu. Aš įmišiau toj, kada mes eisim Va, aš su ranka darau, va, tiesiog va taip. Ir darom pirmą metimą. Kada eisim maudyti, aš eisiu pažiūrėti, suvalgyti boiliuką. Gerai, ten gylis bus kažkur apie 2 metrus, maks, nes visiškai netraukia valo, o metų apie... Toj, pažiūrėsim, va, metam pirmą metimą. Kiek čia metrų? Op. Kiek čia metrų galvoju, Dinai? Apie 30, manau. 30 metrų čia maksimum, viskas visiškai nekrenta. Įmečiau vieną meškerę, jau tai nežinau, bandysiu. Šert, mėtyt, tašką prasišert dabar po 7:15, tai turim iki pusę 10, kol sutems. 2,5 valandėlės geros turim. Žiūrėsim, gal net antrą meškerę nedarysiu, pažiūrėsiu, kaip čia kas bus, nes tvenkinukas toks visiškai negilus. Žoliukai nėra, toks smėliukas eina, dumbliukas nedidelis, žiūrėsim, ant tapkių gal ir gerai. Aišku, čia nežinia, kokia žuvis yra. Nieko visiškai negirdėta apie šitą tvenkinuką. Na, žiūrėsim, bandysim kažką išgaudyti. Op. O. Nu, gražu, vakaras tai gražu, šiandien lyjo visą dieną. Nu, ne visą pusę dienos, nuo 12 kažkur yra, tik apsiramino apie 7 vakaro. Na, žiūrėsim. O, dangus koks gražus. Orai pas mus permainingi šiemet.
Žiūrėsim, kokia vasara bus. Nu ką, jau mėnesis realiai vasaros liko, biški daugiau, ane? Į kolegą. Nu, kolega, ką pasakysi? A? Pagausim kažką ar ne? Aha, aš jau divaus išpadariau ten. Bandysim, jeigu ką pagaut, taip. Aš ten Tikrai. jau padariau biškį. A, jau pašėrė biški, taip, bailiukų primetį. Nori pagaut, o kokią žuvį norėtum pagaut? Gyvė kaupį. Karpį didžiulį, o kiek kilogramų? 30. 30 mes neištrauksim tokio. Tokių karvių mes neištrauksim. Gerai, bandau mėtyt. Kažkas bus, kažkokie kibimai. Bandysim nufilmuot, parodyti. Nu, į kažką drebina. 5 minutės antras metimas realiai praėjo tik, bet kažką drebina. Bet aš manau smulkmė. Čia bus smulkmė, aš manau. Va. Kažką drebina, nu, kirtimas ir nieko. Ir nieko, įkirtimas ir nieko. Nu, čia smulkmė. Gali būt, bus klaida, kad aš įdėjau kukurūzą. Kaip tu manai, aš manau bus klaida, nes čia, kaip suprantu, daug smulkmės į kabliukai tokie. Nu kaip, 8 numerio, bet neįsikabina visiškai. Ne, nieko nėra. O, ateina, nieko nėra. Tai toks kibimas. O ne, yra kažkas, vėl nu yra. Yra pirma žuvis, žinokit. Pirma žuvis, žinokit. Nu. Kokia čia žuvis pas mus pirma, pažiūrim. O, nu kaip ten. Pirma žuvis. O, prašau, vis jau netuščia. Bet įsisegė, matot? Jakį įsisegė. Čia jinai net neėmė, o tiesiog atėjo, kaip sakau, atėjo valgyt pašarą žuvis, o čia bailiukai ir įsisega. O tom čia yra tas sistemėlė, kad va tie kabliukai būtų prie pat šėryklos. Žuvis atakuoja, jinai net netakuoja šitų bailiukų, bet va įsisega. Įsisega jie. Toks va principas yra. Į kibirą vandenį. Tuojam kitą kibirą. Pas mus nėra kibiro. Smulkmės tai daug jau. Nu trauk, kas ten, eina kažkas galingo? Ne, pas, davai, kelk į viršų. Nu, ne, turbūt ten žolės, čia žolės, man atrodo, prie pat. Nu, ir kas ten, pakelk. Žolė, taip. Į žolę, jei tiesiog tau atrodo, kad, tiesiog sunku, taip. O žolės ištraukė, nieko nėra visiškai. Situacija tokia, kad viena koja ir pastovi įmeti kibimai. Dan, įkirti, ne vieno įkirtimo, vieną koją įkirtau, viskas, nu, labai daug smulkmės. Gal ir klaidą padariau, kad įmaišiau į pašarą kukurūzą, nes taip atakuoja. Nu, neįmanoma, ten net, jeigu didelis žuvis prieitų, net nežinau, gal kai sutems labiau. Nes čia dabar, kai šviesu, tai visiškai. Vien smulkmė atakuoja. Ir matosi paviršių labai daug. Tik nusileidžia išką, tik per tą meškerę. Nu, keista čia visiškai. O jeigu čia su kokia dugninė, su signalizatoriu sėdėt, tai čia už atsibostau čia traukinėt. Nu, įdomi, gal prieis, jeigu žuvis, aišku, prieis didelė, tai nusiramins smulkmė, bet kaip ir galvojau, o tą kukurūzą gal ir per klaidą įmaišiau. Ivantis atplaukė iškart prie pašaro mano, kur metu į taškelį. Tai įdomi visai. Na nieko, žiūrėsim, bandysiu kirtinėti. Va, vėl nieko, tuščias įkirtimas ir vėl. Tuščias įkirtimas. Ir kolega. Nu ką kolega pasakyti nori? Vieną žuvį turime, ne? Bet ne Aš karpį. noriu parodyti kokį. Bet ne karpį? Nu, einam, parodysim. Nu, parodyk, trauk. Kokią pagavom? Kokią mes ten pagavom, rodyk. O, tai nebloga čia? Kaip vadinasi? Žinau. Kojagi. Ir vėl tik įmečiau. Kažkiek tik įmečiau, o iškart kibimas.
Visiškas smulkmė bus. Nu jo, čia sunkiai. Jeigu taip, tai čia sunkiai. Kažką rimto pagaut. Nu, Dylanai, žiūrėk. Kažką traukiam. Panašaus kalibro, ne? O. Nu, gražiai, aišku, koja. Nu, šitą jau paėmė, va, tiesiai į burną jau šitai. Imsim? Mhm. Nu. Čia daug buvo. Dabar šoninį pabandžiau biškį didesnį bandysiu, nes buvo prieš tai 8 mm, dabar va tokį vadėsiu padidinu, nes visiškai smulkmė. Nes ant apatinio nieko, tik ant šoninių buvo mažiukas. Dabar va tokį 10 mm didesnį žiūrėsim, gal ne taip atakos, nes, nu, kai pastoviniai įkirtimai, tai irgi biškį jau taip norisi, kad tai jau stovėtų vietoj. Jeigu kibimas, tai jau normalesnė kokia, nes čia smulkmės tai pagaudėt, aišku, įdomu, bet jeigu jinai įsikirstų, bet ten tiek smulkiai, kad net neįsikirta. Tai va, tokia va, hop, ir metam, žiūrėsim. Na, jau sėdim valandėlę. Na ir kibimai pastoviai nuo įmitimo. 2 kojas pagavom, kaip matėte, tokias 50 gramų. Pavyko įkirti, bet visų kitų kibimų visiškai nepavyksta įkirti. Va, vėl dabar įmičiu, tik. Bet net kirs nesinori, nes vėl nieko nebus Dylanai, arba bus koja. Nežinau, arba čia nakties visiškas reikia laukti, arba ir jau bailiuką šoninį pakeičiau, nes buvo mažesnis 8 mm. Ai, nu nieko, va, įkirtau ir nieko visiškai. 8 mm į 10 pakeičiau. Galvojau, kažkas bus geriau, bet tas pats visiškai. Viskas tas pats. Kibimai vėl tokie, nu smulkmės, labai daug smulkmės. Gal naktį išeitų didelė, žinai, nes čia gilių visiškai nėra. Čia įdomiai suvaldytė būtų išplaukti, tokias įlankas yra nedidelis. Kaip įlankas kampas toks įdomus. Bet gilių, kaip suprantu, visiškai nėra. Paėmėm riešutukus dabar valgėm, va. Kolega irgi valgo. Nu, ką pakomentuosi apie žvejybą? Gera žvejyba? Mhm. Čia primėčiau. Tu primėtei builiukų? Mhm. Va, toks krantas pas mus. Vakaras jau. 8:30 toj. Ir mes žvejojam. Ramu, va, žiūrėk, antytės atplaukia. Kibimas beprotiškai staigus. Kažką įsigiau nedidelę. Turbūt iš šono taip įdomiai eina. Nu kas ten? Iš šono, ne? Už šoną, sakau. Žuvis! A, ne už, nu, už akies. Žuvis! Už akies. Čia diena. Tai visiškai. Opa. Savo taškelį. Diena tai smulkmė, kaip sakau. Kas buvo? Aš čia darau vieną eksperimentą. Eksperimentą darai. Nu, kokį pasakok? Kokį? Kad buvo daug didelė žuvis atplauk. Tai Ką reikia daryti, kad atplauktų, sakyk? mes po vieną vajukus. Va tokių, štai pavadysiu. Nu, parodyk kaip. Nu, rodai. Va tai? Nu, ir kas darosi? Žalias dūmas išeina. Dūmus išeina, žuvis pamatė ir atplaukia? Mhm. Jau eik parodyk kaip. Va. Vyčiu. Va taip reikia. Builiukus meti ir atplaukia žuvis, sako. Dūmo paleidžia. Nu, yra pas mus tokius leidžiančius dūmus, bet aš juos nenaudoju kažkaip. Man atrodo, atbaido žuvį kaip tik jie. Tau taip neatrodo? Man tai atrodo, kad atbaido. Ant paprastų. Tiesiog aš manau, net ir kvapas ir skonis nieko nereiškia, tiesiog spalva.
tą dieną kokią spalvą ar nuo tvenkinio priklauso. Kokią spalvą žuvis labiau mėgsta ir viskas ir Va kimba. tokias išėdė dūmas, tai parodysiu. Parodė. Va tokias. Va tokias. Aha, va tokie išleidžia dūmus. Baisus buvo, žiūrėk Dilnai, kas pasikirto. Kas čia pasikirto? Ant tokio bailiuko, pažiūrėkit. Ant tokio bailiukio. O. Na jau, toj 10 valandą vakaro, va, toks vakaras gražus. Gamta, kai visą laiką superinė, oras super, bet kibimai pastovimi, tik. 5 kojas pakirtau, iš nežinau kiek pakirtimų ir viskas. Tokia va žvejyba, nežinau, čia gal per naktį nebent reiktų sėdėti, bandyt kažkas, gal ir stambesnė išeitų, bet šiaip vat dieną, kiek mes čia 2,5 valandas, tai 5 kojas viskas. Ir pastoviai kimba, gal dėl to, kad kukurūzą dėjau pašą, gal nežinau, labai daug smulkmės žodžių. Toks vat, tokia vat nauja vieta patikrinimas, nu nieko, prie gamtos visada gerai. O žuvis čia, jeigu pagauni, tai super, nepagauni irgi gerai. Tokie vat reikalai gerai, visiems gražių laimikių ir iki kitų kartų. Ačiū, kas laikina, kas komentuoja, kas palaiko. Iki. Ateik, Dilnai, tau komentaras dar. Ateik. Nu, sakyk. Sakysi kažką? Taip. Sakyk. Aš išleisiu žuvis. Išleisi? Mhm. Davai parodom, kaip tu išleidi. Dar parodom žuvį, kaip Dilnas išleidžia, nu. Op. Tai pagausiu. Nu. Pažiūrim, ką jis čia išleidžia. O, nu, davai, paleidžiam. Pažiūrim, kaip tu paleidi. Op, ate žuvytė. O kiek ten dar pas mus? 2 žuvytės dar? Matot? Paleidom. Taip.